Tai labai seni laikai. Šiaip prieš tai teko dirbti Lietuvos skautijos pirmijoje, teko dalyvauti nemažai mokymų ir visur, kur važiuodavom, vis nuvažiuodavom į skautų centrą. Ar tai būtų Vokietija, ar tai būtų Šveicarija, ar tai būtų kita šalis, visą laiką skautiškoje aplinkoje. Ir grįžus visą laiką būdavo tokia mintis, kad, o tai pas mus, kur čia, kaip čia, ką čia. Tai teko su to pagyventi daug metų. Ir kai Gilvelio kursuose dalyvavau, kažkaip reikėjo išsikelti iššūkį ir galvojau, ta mintis tokia labai sena. Ir galbūt verta būtų apsimti. Tai aš sakyčiau, Skautų slėnio projektas, jisai galvoj gyvena jau gal kokie 20 virš metų. Link jo, prieš jo įsikūrimą dar 10 metų teko keliauti. Ir dabar 10 metų Skautų slėnė, tai taip pat. Tai didžiausi iššūkiai yra, kadangi patirties nebuvo labai daug, tai mes nuo nulio pradėjom, galima sakyti, nuo visiškai plyno lauko, be komunikacijų, be kelių, be jokių ten vandentiekio, elektrų ir taip toliau. Tai, sakyčiau, tas sueikvojo pirmus 5 metus. Kad įrengti kelius, kad įrengti maudymosi vietą, kad įrengti komunikacijos, tualetus, dušus turėti, tai ir finansiškai labai sudėtinga buvo pradėti nuo nulio ir infrastruktūriškai irgi taip pat buvo labai sudėtinga. Tai čia galbūt apie tą virsmą, kur skautai yra tavo hobis ir tu kvėpuoji tuo ir tuo degi. Ir, sakyčiau, Skautų slėnio veiklose, kuo toliau, tuo labiau, tas patapo darbo zona tokia, kur reikia, nereikia, nori, nenori, kiekvieną dieną turi keltis, eiti, daryti ir tų darbų vis daugėja ir apimtis didėja ir sunkiai didėja. Tai buvo tikriausiai tam tikras lūžis, kada suvokiau, kad kiekvieną dieną jau dirbu. Ne tai, kad viskas iš džiaugsmo, bet ir iš reikia poreikio tokio. Man labai sunku save demotyvuoti. Aš skautuose tikriausiai įgijau šitą tokį prisiskiriu savo gal gebėjimą, kad pirmiausia save labai motyvuoju ir jeigu tą idėją aš patikiu, tai tada labai sunku būtų jos atsisakyti. Tai Skautų slėnis buvo tokia gyvenimo idėja. Tai daug apmąstymų, daug pasvėrimų už ir prieš tai buvo. O kai buvo pradėta eiti jau keliu, tai kažkaip niekada nesubėjau, kad tai yra blogas kelias. Ir niekada negalvojau, kad gal geriau čia būtų viską baigti ir kažkaip uždaryti duris ir pradėti kažką naujo. Tai skautiškos vertybos, jeigu taip bendrai, skautiškom vertybėm mes remdamiesi ir su vadovais dirbam, ir su vaikais, ir su skautais atvažiuojančiais, ir tuo labiau su neskautais, kurių pas mus nemažai atvažiuoja. Tai remiamės tuo, kad aš bent juos žiūrėdamas kiekvieną kartą savo turiu tokią įsivaizdavimą, kad tai yra būsimi skautai. Ir tada save prisimenu, kaip aš tuos skautus atėjau ir tas atradimo džiaugsmas, tai tą atradimo džiaugsmą kažkaip supinu su tom vertybėm ir tada, kad tas atradimo džiaugsmas visą laiką eitų kartu, koja kojon kartu su skautavimo vertybėm. Tai manau, kad atitinka, mes keliaujam kompiuterizacijos keliu ir vis daugiau girdim ir suprantam ir tyrimai rodo, kad jauni žmonės ir ne tik jauni žmonės naudoja kompiuterius ir ekranus ir priklausomybės didėja. Tai aš manau, kviesdami eiti į gamtą, kviesdami eiti į patyrimą, į naujas patirtis ir įgūdžius gamtoje,
manau, kad labai smarkiai atliepėm ir tėvų lūkesčius, ir daugelio vaikų lūkesčius, kai jie tą supranta, ką jie daro. Tai labai daug šitų temų galima būtų liest, imant šitą temą, bet poveikį tai atradimas sukelia suvokimą, kad kažką naujo ragauju, o per tą ragavimą ateina suvokimas, kad aš galiu ir daug dalykų, ko galvojau, kad negaliu padaryti. Tai tą patį mes matom ir skautuose, tą patį patiriam skautų judėjime, tą patį, man atrodo, vaikai patiria ir pas mus atvažiuodami kažkokią tai iššūkį veikdami, plaukdami su laivais, eidami į žygį arba stovyklavimo kažkokią pirmą patirtį turėdami. Tai daug ten tų tokių dalykų, kur kabliukas uždėtas, po to belieka tik tai pačiam vaikui arba norėti, arba nenorėti, arba prisiminti, kad nori tą tęsti patirtį ir tęsti tą toliau, arba skautos, arba kažkokio kitokio veikloje. Tai su tuo iššūkiu mes susiduriam kiekvienais metais. Kiekvienoje veikloje iš tikrųjų susiduriam, matom, kiek vaikai yra ateinantys su tom technologijom ir pas mus į gamtą, į gamtos veiklas. Aš sakyčiau, nekovojam, o apsibrėžiam taisyklės galbūt, kaip mes su tuo gyvensim. Mūsų abidvi stovyklavietės yra ne ryšio zonos ribose, tai reiškia, bet kokia technika, kuri gaudo ryšį, jinai labai pakankamai greit nusėda ir tada tik belieka susitart, ką mes darysim po to. Čia tas toks lietuviškas bruožas, labiau norėtųsi ten kalbėti, ko mes čia dar nepasiekę ir kažkaip neįsivertinam galbūt, ką jau esam pasiekę per tos 10 pirmus metų. Aš manyčiau, kad gerasias praktikas, kurios vyksta užsienyje galbūt jau daug metų, man asmeniškai kelia džiaugsmą, kai tu kažkokią gerą praktiką pritaikai ir tas jau veikia ir mums tik tai 10 metų. Kai kuriem centram kai kurius dalykus pavyko įgyvendinti, kai jiem buvo 50 metų arba 40 metų. Tai aš sakyčiau, mokymasis iš tų patyrusių skautų centrų kitose šalyse leidžia mums sutaupyti laiką. Jėgas, nedaryti galbūt tų pačių klaidų, kai jau matom, kad einam to pačiu keliu. Tai gal toks Mes skautų slėnyje kartais turim šitą temą, diskusijai, ką darytumėm, jeigu darytumėm per naują nuo nulio. Tai atsakymas yra dvejopas. Viena atsakymo dalis yra ta, kad ieškotumėm galbūt iš karto vietos, kuri būtų galbūt patogiau privažiuojama, galbūt iš karto su vandens telkiniu ir taip toliau. Bet prisimenant 2014, kada skautų slėnis kūrėsi, mes kūrėmės iš to, ką turėjom, o turėjom labai mažai. Tai natūraliai skautų slėnis galėjo dar 5 metus galvoje gyventi ir tada klausimas, ar būtų gimęs. Tai manau, kad dabar, galvojant apie prieš 10 metų, kai buvo, tai darėm tą, ką galėjom padaryti ir padarėm iš to, ką turėjom čia ir dabar, tuo metu. Dabar taip, dabar būtų lengva galbūt pradėti jau su infrastruktūros tam tikrom dalim prie kažkokio ežero. Mes pradėjom skautų slėnį 14, įsigijom antrą stovyklavietę dėl to pačio tikslo 2018. Tai užtrukom 4 metus, kad galėtumėm priaugti iki to suvokimo, kad reikia vietos ir prie ežero su tam tikra kitokia infrastruktūra.